Grybelinių infekcijų gydymas, ypač kai kalbame apie nagų grybelinės infekcijas, visuomet turėtų būti kompleksinis. Tai be abejo visuomet reikėtų laikytis tinkamos padų, plaštakų ir nagų higienos, taip pat taikyti vietinį gydymą, kurį paskiria gydytojas, ir be abejo avalynės ir kojinių bei pirštinių dezinfekcija. Čia aišku priklausomai nuo to, ar pažeidžiami rankų arba kojų nagai. Tai jeigu kalbam apie higieną, tai visų pirmiausia reikėtų reguliariai kirpti nagus. Kojų nagai paprastai kerpami rečiau negu rankų nagai. Rankų nagus rekomenduojam kartą į savaitę kirpti, jie yra kerpami ovaliai. Kojų nagai yra kerpami be abejo rečiau, nes jų augimas yra lėtesnis, tai priklausomai nuo augimo greičio, nuo 1 iki 2, rečiau 3 kartų per mėnesį kojų nagai kerpami. Ir jie turėtų būti kerpami tiesia linija tam, kad nejauginėtų nagų kampučiai. Jeigu kalbame apie avalynės ir kojinių dezinfekciją, tai reikėtų nepamiršti reguliariai skalbti kojines ir tekstilinės pirštinės, jeigu tai yra rankų nagų grybelis, karštame 60 laipsnių vandenyje, o avalynę dezinfekuoti specialiu priešgrybeliniu tirpalu arba purškalu. Ir paprastai tai rekomenduojama daryti ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Be abejo, šalia tų priemonių gydytojas paprastai tarp lazerinių procedūrų skiria ir vietinio poveikio vaistus. Jie gali būti skiriami arba kasdieną, arba kartą į savaitę. Ir dažnai pacientai klausia, kaip juos konkrečiai naudoti, ar reikia tą laką nuimti, ar nereikia nuimti prieš sekantį tepimą. Tai principas būtų toksai, kad tie vaistukai, kurie yra tepami kartą per dieną, paprastai jie yra vandeniui neatsparūs, todėl jie yra tepami vakare, ne tik ant pažeistų, bet ir ant sveikų nagų profilaktinės dozės yra reikalingos. Jeigu vaistukai yra tepami kartą į savaitę, tai jie paprastai yra vandeniui atsparūs, tai kada jie bus užtepti, ryte, vakare ar per pietus nelabai turi reikšmės, o prieš sekantį tepimą jų kažkaip specialiai nuimti ar pašalinti šio lako sluoksnio nereikia. Tiesiog užtenka su lengva kartoninė dildele šiek tiek pašiaušti nago paviršių, kad naujas lako sluoksnis geriau įsigertų į nago plokšteles. Iš tikrųjų niekaip neįtakoja, išskyrus tik tai tiek, kad neturėtų būti jokio dekoratyvinio lako, nes kai kurie vaistų gamintojai leidžia tam tikromis progomis bent jau ant vaistinio lako užtepti ir dekoratyvų laką, tai jo tikrai neturėtų būti, o vaistinis lakas nesvarbu, ar jis kasdieninis bus užteptas taip netyčia ryte, tarkime, ar tas kas savaitinis tepamas, tai jisai lazerio procedūrai jokios įtakos neturi.